Na ką, sveikuliukai pupuliukai ir kaip supratot iš video pradžios, mano gyvenime atsirado dar vienas pomėgis. Tikiuosi, kad atsiras. Ir prašom susipažinti su mano naujaja baidarė. Tai Vega Design Expedition 515 HV, man atrodo, didžioji 5,15 m ilgio. Dėžės vairiukas. Dar reiks išsiaiškinti, kaip čia įkabint. Ir yra priekį. Yra, žodžiu, čia atsidaro. Susimest daikčiukams. Tai va, iš 3 sluoksnių plastiko, atspari braižymam. Žiūrėsim, kaip čia bus. Šiam kartu susipažinsim. Gal pabandysim užsidėti. Ir jeigu oras leis, reikia ant vandens pabandyti. Žiūrim. Rakteliai. Žodžiu, baidarė čia įsikiš šitas, kiek suprantu, čia. Ir dabar reiks išsiaiškinti, kaip čia visi tos šniuragonės veikia. Nu jo, čia tempi už vieno. Tempi už vieną arba kitą. Šits nuleidžia, šits pakelia. Reikia kišti gerai. Tik tai. O čia šitie du prisitvirtina čia. O ir čia paprasta viskas. Pakeliam. Nuleidžiam. Viskas paprastai. Pirma galas. Ne, jis turi, toksai, žinai, su guma užsitėm. Va. Dar lemenė. Gal taip tada daryti. Ką čia dar turim? Pompikė. Aišku, sijoną dėsies, kai jau bangos, žinai, kokios didesnės. Šiaip tai jo nereikia. Norėsi prisitaškyti, sėdėti su šlapia šytme visada. Nu ja, bet normaliai išsikelia čia viskas. Lyg ir gerai. Bet kaip šilt palika viduj. Klausimas, ar labai neprakaituosi, kada viduj sėdės. Nu žinai, man šaltas vanduo
nebaisu. Reikia išlipimą pasipraktikuoti dar, tipo kažkaip taip. Baidarė išpakuota. Šiaip su tokio tipo baidare, tik aišku, plaukia Aurimas. Pas jį Aurimo ilgis 5,28 m, atrodo, čia 5,15 m. Jinai šiek tiek trumpesnė ir vienvietė. Bet tokio pat tipo plastikas ir kaip poliesterolis ar kažkaip taip, žinau, 3 sluoksnių. Tas tik, kad pas mane turbūt ekonominė klasė. Pas Aurimą, nežinau, gal ir šustresnė. Bet ką, daugiau belieka bandyti užsidėti ant automobilio ir kažkur nuvažiuoti, įsileisti vandenį, pabandyti paplaukti. Žiūrėm. Uždėjau. Reikia dar su diržais prisukti. Ir nėra vieno dalyko. Kokpito uždengimo. Vežant taip negalime vežti. Negerai. Bet man į pagalbą ateina plėvelė. Tai tam kartui užsuksiu transportavimui. Pradžiai bus gerai. Po to žiūrėsim. Tai, atrodo, tai įdomiai. Lyg ir išsikišimus normaliai padariau, gerai, viskas susidėjo, laikikliai gerai, laiko gerai, surišti reikia. Tik tai viską gerai sutvirtinti ir neįsivaizduoju, kaip čia bus. Gal kai kam atrodo čia, kas čia, baidarė. Man, aš gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad nusipirksiu baidarę kažkada. Ypač prieš daugiau nei 3 metus, kad atsvėriau virš 200 kg. Man tokių minčių net nebuvo, kad aš dviračių minsiu, Ironmanui ruošiuos, baidarę nusipirksiu. Tai pirmas turbūt pirkinys buvo jau pradėjus mest svorį, kur pradėjau galvoti, kad kažkokia veikla reikia užsiimti kažką veikti. Tai irklentė, tai man jau irklentė buvo, wow, sakiau, gali būt, kad laukia įdomesnio kontento truputį iš pasiplaukiojimo jūra. Tai jeigu pavyks atsisėst, jeigu pavyks vandenį pabūt su jie, ir tikiu, kad pavyks, tai pirmas turbūt pasidarysiu kokį plaukimą aplink šitą salą, kurioje gyvenu, aplink Engelioj salą. Tai va, einu pakuot. Ir nežinau, šiandieną pavyks, nepavyks, oras kaip ir išgerėjo, gal pavyks dar nuvažiuoti įsileisti. Tai va, greituoju būdu prisikabinau, susikroviau, prikabinau, aišku, čia netoli dabar važiuoju, pabandysiu, gal rasiu vietelę, kur galiu įsileisti, tuo pačiu išbandysiu, kaip man čia viskas važiuosis. Va, kažkas važiuojas. Taip, pirmą kartą vežant neramu truputį, nežinau kaip čia bus. Bet čia vietoj važiuoju, tai nieko nereik lėkti, tai šiaip realiai tai reiktų prisitvirtinti priekivą ir gale su virvėm prie kablių, dar priekį ir galą, kad būtų daug dar stabiliau, nes dabar važiuojant dar ir vibracija yra, bet, greičio nėra čia didelio, tai ta vibracija nepakenks, sakykim. Tai va, važiuoju susirasti, kur privažiavimą prie jūros, prie pat, vėjo nėra lyg ir bangų didelių nėra, tai pasibandymui bus, tikiuosi, gerai. Jeigu kažką ir netaip darau, tai supraskit, aš visiškai man naujas dalykas, mokinsiuos. Aišku, daug domėjau, daug žiūrėjau video, daug skaičiau,
Bet vis tiek, pats potyris, jis visada dar atneša kažkokių ir klaidelių, ir naujo supratimo. Tai ačiū labai, kad žiūrit, tikiuosi šiandieną dar ir pavyks man paplaukti nors truputį. O kaip seksis, žiūrim toliau. Daiktų krūva. Važiuojam. Nu ką, atvažiavom į tokią vietelę. Gal čia nieks neišvarys manęs. Čia aptverto ūkininko, bet paplūdimys toksai neblogas. Tai bandysiu įsileisti savo baidarę. Neįsivaizduoju, kaip aš čia plauksiu. Bet jūra rami. Vėjo nei trupučio. Tai manau bus gerai. Irklas, liemenė, maudymosi šortai. Nėra labai šilta, bet ir nėra labai šalta. Man čia pradžiai paplaukti, pabandyti bent jau įsėst, tai manau bus gerai, užteks. Nežinau, turbūt ant kaklo dėsios ir žiūrim. Tai kroksus įsimesim, išbandysim čia į bandom. Jo, vandenėlis vėsokas. Taip, ką dabar reiktų mums taip skersai pasistatyti. Skersai. Ir užtvirtinam irklą, turbūt. Atlaisvinam vairą. Nežinau, bandysiu gal su vairiuku. Atlaisvinam vairiuką. Nežinau, kaklo kamerą užsidėjau, tai labai atsiprašau, jeigu nesimatys kažko tai. Och, tu velnis. Prilipo kažkokių ten koją. Gerai, dublis 2. Taip, bandom sėst. Aišku. Įsėdimas. Šlapės. Taip, reikia išmokti dabar. Bliamba, kaip žiauriai nestabiliai atrodo. Taks. Nu, bliamba, reiks priprast. Gerai, kad pompą pasiėmiau. Vartaliojas belia kaip. Bandau su irklu padėti. Reik įprast su dirbt su ne, per liemenį, tu prasme, žiauriai vartos.
Neįsivaizduoju, kaip čia baugu. Baugu. Aš, ta prasme, įsivaizdavau, kad bus kažkas panašaus, bet ne tiek. Nu, vat, šiandieną, žodžiu, paplaukėsim. Taip va. Tai dabar žiūrint, pavyzdžiui, Aurimą. Va, į judesį biškį padariau kitą ir viskas, jinai man verčias. Jo, čia turbūt su sijonu geriau. Taip, bandom pakeisti biškį sėdėjimo poziciją. Okay, pakeitėm. Taip. Nu, draugai, teks pratintis. Nes va, eik, tu va, noris verst. Kaip ten, jeigu verčiasi tą pusę, opa, su irklu atmeti. Bet kūnas visas įsitempęs, aš nežinau, turbūt čia reiktų atsipalaiduoti labiau. Kada ant žemės pasidėjęs sėdėjau, atrodė labai paprasta. Jūs ką juokaujat gal? Gerai. Bandom atgal. Kažkaip tai vieną pusę man liktai dešinę norės labiau, kad jin kūnas atrodo atrodo, kad mano kūnas labiau atrodo į dešinę nori versti. O, palauk. Op. Ai, nu. Jo, va taip, jeigu išlaikai tą, aišku, jeigu pats su visų kūnu virsi, bet jeigu va su klubais, op, bet tai yra čia reikalų, eik tu savo. Tai kol kas, nežinau, sakiau, pasimsiu kamerą, va atsidarysiu čia, bet va pasilenkiu ir man va jau jinai vartaliojas belia kaip. Vanduo ramus, tai o ką per bangas tada? Jūs juokaujat gal. Nu bet va, truputį paplaukiau jau lyg ir gerai, bet dar baisu kaip. Kokias čia jūras, jūs nejuokaukit. Pirma va taip, o pakrantėj paplaukit. Ir sijoną reiks užsidėti. Nu, šiandieną daug neplauksiu, čia pirmas išplaukimas. Nu, bet jinai, jo, tokia jinai kaip, kai rastas. Bet vis tiek, vat nėra, kad jeigu nori, kad nuvirst, tai pats tada turi virst. Bet jausmas tai žiauriai nestabilus, žiauriai nestabiliai jaučias. Tai kaip Aurimas ten varo per tas bangas. Nu, aišku, blemba, hebra pratė ten jau išdirbė sistemą viską. Taip, tai žodžiu, dar peleko nemerksiu. Žiūrėkit, kokia rankovė krantė, kol atsisėdau, kol supratau, kaip viskas veikia, primerkiau. Pasiėmiau, sakau, megztinį, tą džemperį, kad nesušalčiau. Sušlapau, kai viščiuks. Oi. Dugną matau, dugnas giliai. Apvirst nenorėčiau dabar. Ir visas, aišku, nieko neatsitiktų, nesu lemenė su viskom. Vanduo šaltokas toks. Varoma, čia didesnį račiuką apeisim. Plauksiu aplink engeliojų. Niekur tu neplauks, tu pirmą pratinsės dariau. Kaip plaukti. Norėčiau dabar vairą išbandyti, nes va, reikia suktis, bet tikrai nes... Va, vairas čia. Vairas čia. Nu, gerai, sakykim. Bet va, iš karto kažką darai, tau neįprasti visiškai veiksmai ir tau kūnas atrodo
nebeišlaiko tos lygsvaros ir ta pradeda va tai va, makaluotis viskas. Lemą, daugiau gal reikia pabandyti pasimakaluotis prie kranto, kad tas vestibuliarinis ar koks ten aparatas suprastų, kas čia kaip ir vyksta, žinai. Nes kol kas, sakau, įtempta visas kojos, įtemptos kūns visas įsitempęs, per daug turbūt įsitempęs, reiktų daugiau atsipalaiduoti gal. Bet šiaip jo nu geras. Ne, šiaip užskaitau. Nu va, dabar žiūrėjau, bandom. Bet dabar atsidarai ir baisu, išsimsi ką nors. Ir jeigu tuo momentu tavo, kaip sakoma, lygsvara prasiras va taip. Ne, nu ne viskas tai baisu, kai baisiai atrodo, aišku, bet tas jausmas toksai nėra saugus. Turbūt ir neturėtų čia būti labai saugus tas jausmas. Bet plaukia tai gerai, pagauna greitį iš karto, viską. Geras variantas, geras. Nu, užsidėjau taip, kad mane biškį matytumėt, kaip aš čia. Kaip aš čia bandau. Kodėl man nori va taip, į dešinę kažkodėl nori virsti. Kodėl? Bet nesuprantu, kas pas mane. Stuburas netiesus kažkoks. Ir va, į kairę taip ne, bet va į dešinę nori virsti. Kažkaip gal aš čia sėdžiu durnai. Nu va, pasikėliau ir nori į dešinę. Palauk. Jeigu apvirsit, pamatysit povandeninį Norvegijos povandeninį gyvenimą. Jeigu apvirsiu, bus pirmo serijos pavadinimas. Išplaukiau pirmą kartą ir apvirtau. Va dabar aš suprantu Aurimą. Aišku, pilnai negali suprasti, nes Aurimas jau plaukė su baidarė tiek daug, kad jis jaugėsi ją. Bet va, aš pirmą kartą atsisėdau ir supratau, vien pradėti plaukti žmogui, nu, nėra taip paprasta, atrodo. Ką žinau, ar čia man vienam taip nepaprasta. Nėra čia daug žiūrinčiųjų, bet kas su baidarėm bandėt plaukti ar plaukėt, papasakokit savo patirtį, gal čia aš koks žioplys esu ir nemoku normaliai. Arba bailys. Ir tas, sakau, man tas nestabilumas, nu, toksai va. Bet už tai, sakau, toli niekur neplauksiu. Atvažiavau, kadangi vakaras, davė gero oro tik vakare, tai atvažiavau išbandyti. Ir sekantį kartą viskas sijoną būtinai dėsiu. Sijonas, tai nes po vandens, nu, nėra dar, bet truputį yra jau. Bet nedaug, gal daugiau nuo kojų. Bet vienu buvo porą momentų tokių, kad atrodė, kad įsėmiau net, bet, nu, pasirodo ne. Ypač Norvegijos jūrai plaukti, tai kaip yra faina. Ir dabar suprantu, jeigu būtų šoninė banga, ką reiškia šoninė banga, tada plauki su baidarė. Šoninė banga tave gali apverst. Taip, labai toli nuplaukiau nelabai, sukuos. Yra toks biškį baimės reikalas. Nu, čia turbūt iš pradžių kaip normalu, tas baimės reikalas visiems. Nuliuks.
plius minus supratau. Plius minus kaip ir aišku, kaip čia viskas veikia. Tik taip, reikia turbūt pripratimo ir reikia plaukti. Bet aš jau matau dabar, kad bus smagu. Žuvytės. O, žuvytės plaukia. Turbūt sėdytės nedidelė. Aš nežinau, per kamerą dūnas matos, nesimato. Nu, bet va. Glozis. Kalbu apie sijoną, galvoju, taigi mašina prie pat, o sijonas mašinai. Varau iki automobilio ir pasimsiu sijonuką. Gerai. Viena koja out. Ir stojamės. Nu, su šito liktai išsiaiškinęs reikalų. Lyg ir normaliai gaunas. Taks. Einam iki mašinos. Slysta tai lengvai. Nu va. Užsidėjau sijoną. Bandom atsišvartuoti. Tai aš žiūrėjau, tipo apsiverti ir ką reikia daryti, kad atsiverst atgal. Tai aš jau dabar suprantu, kad atsiverst atgal reikia daryti nieko, išlyst reikia ir viskas. Ir tai išlindus tada jau daryti kitus veiksmus. Todėl toli nuo kranto ir neplauksim, draugai. Ypač pirmą kartą. Dabar, kaip sakoma, prasidės mano treniruočių stovykla, kai tik tai duotų oras. Ir gal kokiuose ežeriukuose labiau. Pabandom paplaukti kur nors truputį toliau, aišku, ne į gilumą, o taip krantu. Per krantą plaukiam. Ir žiūrim. Kas stebit Aurimą, aš jį stebiu ir vis lyginu. Kai kalba bangos šoninės ar užplauki ten ant seklumos, kaip gali apverst. Tai kaip ir aiškus dalykai. O, įsileidom vairą, pabandysiu su vairu kaip. O, vairas veikia. Ir labai gerai. Va, noriu tą pusę pasukti, man jau sukas. Jums matos kas, ar nesimato čia filmuojant, tai tikrai pirmam plaukimui nenoriu makaluotis su laikikliais, su viskom, aišku, turbūt ateityje kažką labiau prigalvoti reiks dėl filmavimo. Turbūt visai gerai būtų ant galvos prisikabint kamerą ir taip pabandyti. Vairas veikia, atrodo, kas ten turi veikti tokioj pailgoj, bet veikia. Suka iš karto, va.
Tai va, ir paplaukiu jūs dabar, va, plaukiu atgal. Išvada mano, kad turbūt prie baidarės, kaip ir prie dviračio sėdynės, pirmą kartą atsisėdus, reikia priprast. Tai lyg ir koja vieną čiut nori tirpt, toks, reikia priprast. Čia turbūt pripratimo momentas. Tai, bet paplaukiau ir vau. Kaifas. Dar aišku, nežinau, dabar jums prieš saulę čia įjungiau tik tai, kad pasakyti tą mintį. Ir šiandien tiesiog grožis neišpasakytas. Ačiū labai, kad žiūrėjot šį greičiausiai neilgą video. Ir tikiuosi susimatysim kitose įdomesnėse ir nuotykiuose. Ne tik bėgimo, vos nepasakiau, bėgti dar negaliu, ne tik dviratis, ne tik kopimas, ko nėra dar kol kas daug. Nes, kaip ir sakiau, tai yra mano daugiau hobis YouTube'as ir ne visada pavyksta nufilmuoti, ne visada išeina. Visada galvoju, gal kada nors sporto salės kažką padarysiu, kaip darbuojuos, nes vis tiek vieną iš didesnių akcentų noriu dėti savo vloguose ir savo tikslų siekimuose ir savo peržengimo savęs, kaip kanalo pavadinimas. Didesnį akcentą dėti tai, kad kaip atsikračiau kilogramų, kas padeda atitrūkti nuo tos rutinos, kuri kartais pradeda slėgti ir tu pradedi ieškoti lengvo dopamino ir jį yra visada randi maiste, alkoholyje, net čia kaip kas, bet tose negeruose, nesveikuose dalykuose, bloguose įpročiuose ir taip toliau. Tai va, tokie dalykai padeda, motyvuoja ir po tokių dalykų tu pradedi jausti gyvenimo prasmę. Ne tai, kad prasmę, bet pradedi jausti tą skonį tikrą, kad tu jauti, kad gyveni. Va dabar aš baidariai, jūrai, kur gilu, tabaluojos ir baisu apsiverst, bet aš jaučiu, kad aš gyvenu, aš gyvas. Neegzistuojanti daržovė su 208 kilogramais atsisėdęs fotelį, ryjantis, išgerinėjantis ir tiesiog įlindęs į televizorių ar į kompiuterį, o gyvas, judantis žmogus. Daug nebekalbėsiu, labai ačiū, kad pažiūrėjot. Jeigu pažiūrėjot, labai ačiū, kad mane sekat. Jeigu nesekat, tai nėra sunku pasekti, paspausti nykštį į viršų ir paspauskite į apačią, jeigu nepatinka. Aišku, parašykit komentarą, pasidalinkit savo patirtim, pasidalinkit savo patarimais, galit pasidalinti ir bendraukim toliau. Ir bandykim plėsti mano kanalą, jeigu jūs galvojat, kad toks kanalas ir tokia veiklos kryptis, toks kontentas kažką galėtų sudominti. Ačiū labai, ate.